Sveiki visi, šiandien parodysiu, kaip pasigaminti labai skanią airišką sodos duoną. Šią duoną išmokau kepti dirbdama kepykloje. Šis receptas yra labai paprastas ir duona gaunasi nuostabiai skani. Štai ir viskas, ko reikės duonos receptui. 225 gramai kvietinių miltų, 225 gramai pilno grūdo kvietinių miltų, saujelė avižų, 50 gramų cukraus, 10 gramų druskos, 10 gramų sodos, pusę litro kefyro ir 75 ml saulėgrąžų aliejaus. Į dubenį beriu kvietinius miltus, pilno grūdo kvietinius miltus, tada beriu cukrų, druską ir sodą. Dabar viską sumaišysiu. Na ir dabar supilsiu kefyrą ir aliejų. Na ir gerai viską išmaišysiu. Duonos tešlą perdėsiu į paruoštą skardą. Ir va tokią mentelę padarysiu per vidurį tokį įpjovą. Apibarstysiu avižiniais dribsniais. Štai va, ir duoną šaunu kepti ant 180 laipsnių temperatūros, ant tokios vėjelio funkcijos ir kepsiu 45 minutės. Štai va, 45 minutės praėjo. Dabar aš duonelę išimsiu iš skardos, nuimsiu kepimo popierių. Ir dedu toliau kepti dar 15 minučių ant 180 laipsnių temperatūros. Gražuolė duona jau iškepė ir aš paliksiu ją truputį atvėsti. Duona truputį pravėso ir ką, laikas paragauti. Kaip skaniai kvepia. Ir ką, ragauju. Nuostabi duona. Tikrai labai skani. Tai ačiū labai, kad žiūrėjo. Tikiuosi šitas receptas patiko ir išbandysite ir savo namų virtuvėje. Ir tai ką, iki kito karto. Ate!